Labas, miela, brangi. Šį laivą skiriu apie įsivaikinimą. Iš tikrųjų, aplink mamos dieną dažniausiai klausimą apie įsivaikinimą sulaukiu. Patys 14 metų auginame vaiką įsivaikinę ir praėjome prieš tai kelis metus labai visą procesą. Tuo pačiu šitas laivas puikiai tiks moterims, ypatingai pirma dalis, kurios net negalvoja apie įsivaikinimą ir nėra svarbu, bet turi iššūkių su vaikais. Dalinsiuos apie pagrindą, koks yra pagrindas svarbus vaikams augti. Nesakysiu atsakymo taip ar ne, aš galėsiu savo pasakyti, kaip yra man. Ir tai apie pagrindą, koks reikalingas pagrindas vaikam augti, tai tinka visom ir tos, kurios ketina įsivaikinti ir galvoja, taip pat toms, kurios turi iššūkių su vaikais, su savo, su įsivaikintais, jau kai jų yra vaikų ir ten yra ir kas tą pagrindą nekuri. Ir toms, kurios negali susilaukti. Tai visoms ir tau bus rasi, ką aš tame pasidalinime savo paimti. Tai apie pagrindą, apie meilę, apie jos tėkmę ir trečia dalis bus specifiškai apie įsivaikinimo dalykus. Tai pradėsiu nuo savęs ir trumpai tikrai atsakysiu, kad be galo be krašto myliu visus vaikus, kurie yra mūsų šeimoje atėję vienu ar kitu būdu. Tai čia yra mano patirtis. Kai ruošiamės įsivaikinti, labai daug laiko skiriam suvokti šito žingsnio svarbai. Ir aiškinamas labai daug dalykų. Ir iš to laiko jau prieš 16-17 metų tyrinėjom visais lygiais. Tai yra fiziškai, sveikatos dalykai, visokie energetiškai, kas vyksta. Ir iš tikrųjų labai giliai šitą klausimą ištyrinėję, tik tai leidomės į sprendimo priėmimą ir patį procesą. Ir iš tiesų džiaugiamės, kad šitas žmogus yra su mumis. Ir mano atveju meilė atsirado iškart, tiesiog iškart, taip kaip gimė kiti vaikai mūsų, ne tik pamačius, net tai meilė tiesiog buvo. Tai taip ir šitą vaiką pamačius, kai nukeliavom susipažinti, iš karto meilė atsirado. Tiesiog kaip negali žinoti, kas gims, tai yra galbūt gali savo pažinoti lytį, berniukas, mergaitė, bet kai pamatai tą žmogų, dažna moteris gali pasakyti, kad ar vardai, kurios galvoja, gali netikti, ar taip tiesiog ateina būtybė su savo viskuo. Tai lygiai tas pats čia buvo, ar gimė kai mano vaikai, tiek kai gimė vaikai per mano kūną ir kai atėjo vaikas įsivaikinimo būdu, jinai tiesiog buvo. Tai šiek tiek antram keliaudama, pasidalindama plačiau, antrų punktų būtinai šitą klausimą dar daugiau apie meilę pakalbėsiu, pasidalinsiu, tai likim klausykis. Ir tai mūsų procesas buvo toks gana gilus ir išsamus. Tai dabar, kai aš jau dar turiu savo asmeninę patirtį ir moterų, kurios kreipiasi į mane patirtį ir kalbamės, ir santykių vystymosi dinamika, tai kaip vykstasi santykiai mano šeimoje, mano su mano vyru, mano su manim, mano pačia ir su vaiku, tuo ir kitais vaikais, tai yra tokia platus momentas. Iš tiesų, pačioj pradžiai susilaukdavom mūdu labai, jūs šaunuoliai, kad įsivaikino. Tai arba, tenai tokių visokių, kiti būdavo, kad, Dieve, tai jeigu kvapas bus to vaiko kažkoks, kur nepatiks, nes tie vaikučiai turi kvapą, kiekvienas žmogus.
o kaip bus taip įmanoma, bet nežinau, ten aš negalėčiau ir taip toliau. Tai visi šitie dalykai, kaip sakau, yra labai normalu ir svarbu jos neslėpti jokių būdų ir jos labai atvirai su savimi kalbėtis ir su aplinka, kurioje esi. Tai tie dalykai man buvo labai lengva, nes aš jau prieš tai, kaip sakau, 2-3 metus mes apie tai ir kalbėjom, ir tyrinėjom visais lygiais. Dėl to tie klausimai manęs nekabino, taip pat kai žmonės tarsi džiaugdavosi, kad kažkoks žygdarbis, aš suprantu, kad tai nėra žygdarbis, tai tiesiog yra mano gyvenimo kelias, mūsų šeimos kelias, toks būdas. Ir jisai nėra nei kažkoks geresnis, nei blogesnis, tiesiog jis yra kitoks. Ir noriu šiandien ypatingai atkreipti dėmesį, kalbėdama su tavimi, kuri galbūt negali susilaukti vaikų, galbūt galvoja neįsivaikinti. Jau kyla mintis, tai noriu būtinai tau ir tau, kuri jau augini vaikus savo ar įsivaikintus, suvokti, kas vis tik sukuria tą pagrindą, kad galėtum ir tu būti ir kurti ryšį su vaikais, per kur jie beateitų, ir šeima nei būtų kaip organizmas, kaip sistema, jinai sveika būtų. Labai dažnas atvejis, kurį išgirsdavau po to, po įsivaikinimų, po dirbtinio apvaisinimų, po sudėtingų situacijų, kai moteris stengiasi susilaukti, nutinka porų išsiskyrimų. Kodėl taip nutinka? Kodėl taip nutinka gana didelis skaičius iš tiesų? Todėl, kad apskritai vaikų gimimas, atėjimas į šeimą, jisai labai turi būti ta struktūra šeimos, pagrindas sutvarkytas. Ką šiandien pasakysiu, kas tas pagrindas. Turi būti labai aiškus pagrindas. Bet kokiu būdu, kokiu vaikai ateina, reikalingas pagrindas. O pagrindas yra vyras ir žmona, vyras ir moteris. Tai yra jie kuria. Tačiau, kai mes negalim kurį laiką susilaukti, tas pats buvo ir man. Ir jeigu negali kurį laiką susilaukti, tas didelis fokusas, tuo metu moters ypač stiprus, ir poros irgi tą vaikelį nueina. Ir ten tiek daug įdedam energijos ir aš pati ten įdėjau. Atrodė, kad tiesiog visi gyvenimo klausimai išsispręs, kai gims vaikelis, kai aš pastosiu, kai aš lauksiuos. Ir kad kažkas tai tokio taip. Ir į tą dalyką, jeigu daug skiriama, labai daug energijos ir dėmesio, ir nebelieka fokuso ir dėmesio santykiui su vyru, santykiui tavo pačios su savimi, tai yra išsibalansuoja pusiausvyra, tai yra tam nebelieka pagrindo kurti šeimai ir tam vaikui būti harmoningai. Kad būtų harmoninga, reikia 2 žmonių, tėčio, mamos ir tos struktūros, į kurią ateina būtybė. Ir jeigu tu skiri visą dėmesį tarsi į išorę, į tą vaikelį, jo atėjimą, problemų sprendimą, ieškojimą, kodėl negaliu pastoti, kokie variantai, procedūros įvairios, praktikos įvairios, nuo fizinių iki dvasinių, įvairiausių. Aš taip pat keliavau ir pas gydytojus, ir praktikų, dvasinių įvairiausių, ką galėčiau irgi tyrinėjau, ieškojau. Tai žodžiu, tas kelias yra labai suprantamas ir jisai pats savaime išmuša iš tos vėžės, kai labai nori, bet nepavyksta. Numuša nuo fokuso į save, numuša nuo fokuso vyro ir žmonos. Ir jeigu tas svarstyklės nusvyra ant vaikelio vien tik tai atėjimų, tai tada ar tas vaikelis gims per tave, ar vaikelį įsivaikins iš tos pozicijos, kai visas fokusas tik į tą vaikelį, o pati
pervargai nuo viso šito proceso, neturėjai ryšio su savimi, ko giliai viduje nori. Ryšys su vyru nėra iki galo atviras, yra galbūt nepatogu, kad ta situacija šeimoje yra ir reikia tą klausimą kelti, paslapčių kažkokių, tai nesijauti laiminga galų gale su savo vyru, ar vyras, tame santykiai juda abudu, nesijaučiat pilnai, kad 100% esate drauge ir yra pusiausvyra, kad tu esi moteris, jisai vyras ir mes iš vieną neinam, kurdami pagrindą. Tai net ir tiesiog šeimose nutinka taip, kad ateina vaikai ir paskui jau moteris ieško to pagrindo, kai nėra laimės. Tai tas yra svarbus momentas. Ryšys tavo pačios su savimi ir su tavo vyru, toje šeimoje, į kurią kvietiesi, nori pakviesti vaikutį. Ar kad susilaukti, ar kad įsivaikinti. Nes kas nutinka po to, jeigu nėra pagrindo? Tai yra, jeigu nėra pagrindo, tai pradeda irti, byrėti ryšys ir visa kita. Ta situacija, kuri privedė tave iki to, kad atvedė, gal taip, sakykime, nes ne visada yra neigiami dalykai, yra ir daug gražių teigiamų dalykų, kai mes gyvename meilėje, gausoje, pilnatvėje, bet tas yra labai labai svarbu ateiti šitą momentą. Lygiai taip pat mudu su vyru nežengėm šito žingsnio tol, kol nebuvo 100% ir spindinčiai tyrai aišku, kad mes einam šitą žingsnį ne dėl to, kad mes norim užpildyti tą trūkumą, trūkumą, kad kažką turėti, kuo rūpintis, trūkumą, kas ten pasirūpins manim senatvėje, trūkumą, kad toksai iš trūkumo. Tai jeigu iš trūkumo, tai tą ryšį bus labai sudėtinga sukurti, nes vaikutis tiek pačios atkeliavęs, tiek įsivaikintas, kiekviena mama žino, jeigu paklausit, jie ištraukia iš mūsų labai daug dalykų, tų, kurių mums metas pamatyti. Tai kartais mums yra tie pamatymai dėl to, kad mes negalim susilaukti ar turim sunkumų. Ir mūsų kūnas, mūsų tie įvykiai gyvenimą jo rodo, brangioji, pasižiūrėk, kažkas tai neveikia tavo tavyje. Ir kai mes pasirūpinam savimi, susigrąžinam vertę savo, savivertę, savigarbą, pasitikėjimą savimi, atkuriam ryšį, jeigu jisai trukinėjantis buvo su vyru, atvirumą, meilę abipusę, pagarbą abipusę, kai aš galiu būti tokia, kokia esu su tuo vyru, kai jisai gali būti su manim toks, koks yra, kai mes galim kalbėti apie tuos skaudžius mums klausimus, ir jau visą mes esam ištyrinėję ir jau tos žaizdos, kaip sakau, jos sugydytos, apgydytos ir gali jaustis laiminga. Ir tada iš tos laimės, meilės mes pritraukiam vaikelius. Ar jie gimtų per mūsų kūną, ar mes įsivaikinam, tada yra visai iš kitos vietos. Ne iš trūkumo, o iš gausos. Kad aš esu tokia pilna meilės, kad mūsų pora yra tokia pilna meilės, kad mes tokie turtingi, gausoje gyvenam ir galim pasidalinti visų to gerumu, kurį turime. Ir tada pakviečia mane į šitą savo erdvę. Vaikus tiek vienu, tiek kitu būdu. Jeigu jau vaikai atkeliavę, viskas gerai, žinai, tai jeigu tas pagrindas, kaip sakau, drebantis ir kliuvinėjantis, aš tikrai labai dažnai sutinku klienčių, kai jos ateina, pavyzdžiui, kai yra tema apie vaikus, sunkumai, iššūkiai su vaikais, esančiais, o nesantykiais, pavyzdžiui, santykiai, ten kažkas tai nesilipdo. Tai labai dažnai aš pradedu nuo klausimo, o tai kaip tavo santykis su vyru, ir moteris gali sakyti, ne, aš atėjau kalbėtis ne apie mane ir apie vyrą, aš atėjau kalbėtis apie mūsų vaikus, nes ten su tuo vaiku su tuo ir ten tokie visokie, nerandu to ar ano. Nes kodėl aš tą klausimą užduodu? Todėl, kad tai yra pagrindas šeimos santykis. Tu pati, tavo vidiniai santykiai su tavo vidiniais visokiais
vidinėmis patirtimis, tavo pačios vaikystės patirtimis, tada santykis su tavo vyru ir tada santykis su vaikais. Ir labai dažnai, kai tik išsisprendė čia santykis vyro ir moters, su vaikais viskas susitvarko. Tai jeigu esi ta, kuri galvoji, kad su vaikais tau yra iššūkių, tai visą laiką kviečiu, pasižiūrėk, atkreip dėmesį į savo sąmonę, tai kaip tu pati jautiesi, kaip tu jautiesi su vyru, ar yra intymus jūsų ryšys, ar yra tas šiltas pagarbus ryšys. Va čia yra pagrindas, kuris gali padėti išspręsti tuos ryšių santykius su vaikais. Lygiai tas pats mūsų poroje, aš visada žinau, kad yra ženklas atsisukti ir visą tai, ką dalinuosi, jeigu yra kažkokie sunkumai, aš turiu atsisukti ir pasižiūrėti, tai kaip aš su savim, kaip aš su savo vyru ir net sprendžiant vaikų problemas, kai reikia net ir pagalbos iš išorės specialistų, lygiai greičiai visada žiūriu va šitos du dalykus. Tai jeigu jauti, kad esi ta ir nežinai kaip, tai tikrai pabaigoje pasidalinsiu ir tikrai gali rašyti man žinutę, susisiekti, pasidalinsiu, kaip galėtume dirbti drauge, padėti spręsti tos klausimus, tavo ryšio su tavimi, tavo su vyru, tam, kad vaikai turėtų tą pagrindą, šeima turėtų pagrindą klestėti ir gyventi malonume, džiaugsme, ryšyje. Ir tas ryšys tada visai nesvarbu, per kur vaikai atėjo, ne per tavo kūną, per įsivaikinimą, ar atėjo draugų vaikai, ar atėjo kaimynų vaikai, ar kažkokie pro šalį vaikai atėjo, ar kiti žmonės, yra tas ryšys, kurį tu gali iš tos geros savo mylinčios vietos kurti ryšius. Taip. Šitas ne pirmas momentas, tai yra pagrindas, kurį kūrė tavo santykis su tavimi, tavo santykis su vyru, ten ateiti vaikams. Ir trečias dalykas, kurį užsiminiau, tai yra motivacija. Tai yra šitie ar neižaizdotos vietos, aš kviečiu vaikiuką, kad kažko man trūksta ir noriu užpildyti tą trūkumą, tai atėjo vaikučiai, per vienur ar per kitur, jie ištrauks tada tas dalykus, kad tikrai pamatytum. Tai reiškia, bus sunkumų. Bet kokiu atveju sunkumų bus, ir per tave ateis vaikai, ar per įsivaikinimą. Tik tai tuo atveju, kai iš trūkumo keliausi, tai bus labai skaudžios tos patirtis. Jos tas patirtis tada skaudžios, tai čia jau irgi, kaip sakau, ar su savo vaiku, ar su įvaikintu. Nes jie tada ištraukia to, ko mes pačios nepadarėm, jie mums labai aiškiai parodo, kad išsispręstume. Ir tai nėra tam, kad mus kankinti, tai nėra tam, kad mus skaudinti, o tai yra tam, kad mes pamatytume. Jeigu mes nematome gyvendamos taip tiesiog kasdieniškai, tai tos situacijos tokios nepatogios, skausmingos, tai besikartojančios ypatingai. Jos mums parodo, kad brangioji, atsisuk į save pirmiausia, pasižiūrėk. Ir vaikų atveju dar santykių su vyru. Tai kas yra labai svarbu. Tai kad vaikai nebūtų tie, kurie užpildo. Nes jeigu tikėsis iš jų tą didelį fokusą, kad jie užpildys, tas mūsų perkelimas ir tie lūkesčiai tam vaikų ryšių su vaikais kūrimui išbalansuoja struktūrą šeimoje ir tada kažkuriuo metu, ar anksčiau ar vėliau, jinai išsikrypo ir gali išbyrėti, nesubyrėti. Tai aišku, bet kuriame etape gali susivokti ir atkurti tą pagrindą, tai svarbu, jeigu dabar girdi ir jauti, kad pas kažko tai dar buvo, tai ne tavo kaltė, kad taip nutiko, tikrai iš meilės ir iš gerų ketinimų visą tai darai. Bet tada žinoki, kad svarbu atkurti pagrindą, kad toliau klostytųsi meilės, pagarbos, to šilto ryšio su vaikais, kad pati gerai jaustumėsi tiesiog gyvendama gyvenimą, kurį pasirinki. Taip, antras dalykas, kurį žadėjau pasidalinti šiandien, tai yra apie meilę. Meilė yra tiesiog
Meilė yra kaip eteris, ji tiesiog yra. Tačiau jeigu mes meilę susiaurinam, ir čia tiek įvairiais aspektais galim kalbėti, bet šiandien vaikų meilės vaikams aspektu susiaurinam, kad meilė tam konkrečiam vaikui, tai ryšys gali būti konkretus su tuo vaiku, o meilė tokia, ypatingai jeigu paklausit mamų, kurios turi daug vaikų, niekada nereikia dalinti meilės, niekada, nes jinai yra begalinė ir jos tiesiog yra, jinai tiesiog yra. Tai gali būti, kad galbūt nejauti meilės, galbūt yra sunku dėmesį dalinti, kai nėra skirti dėmesį. Tai va šitie dalykai gali būti, bet jeigu kalbam apie pačią meilę, jinai yra tiesiog yra, kaip yra žmonės myli gyvūnus, gyvas būtybės, tai va lygiai taip pat. Aš atsimenu, tada, būdama dar prieš 16 metų, kai ketinam įsivaikinti, klausė, o tai jeigu pamatysi tą vaiką ir ten kažkoks netoks, ten ne tas, ar ne, kai ketini įsivaikinti. Ir aš tuo metu, mes auginam su šeima šunį ir patrenkė automobilis. Ir aš atsimenu, kaip dėl tos gyvos būtybės sukyla tiesiog, kad jau ta meilė, toks rūpestis, globot. Ir tai yra šuo. O sakau, čia yra žmogus. Tai žmogus, taip. Tai mano atveju tikrai buvo, kai mes nuvažiavom susipažinti su tuo vaikiuku, lėliuku tuo metu. Tiesiog pamatėm ir ta meilė tiesiog iš karto buvo. Lygiai tas pats klausimas buvo man, kai laukiausi jau vaikų, o kaip bus, kai gims vaikai, ar čia ta meilė dalinsis. Tai tiesiog yra, gimė vaikas, meilės niekiek nesumažėjo kitiem. Tiesiog, kas nutinka, mes dėmesį ir laiką dalinam. Bet meilė, jinai yra begalinė ir jos, gimė trečias vaikas ir vėl, tiesiog yra, dar daugiau atrodo tos meilės. Tai atsiveria, tai apie meilę yra taip, apie ryšio kūrimą, su kiekvienu vaiku kuriasi tas konkretus ryšys. Ir trečias dalykas, prieinu prie specifinio, čia daugiau specifiškai su įsivaikinimu dalykai. Kad kokiu atveju, kai auginam vaikus, pamokos mums yra garantuotos. Motinystė yra aukščiausio lygio praktika sąmoningumo. Jeigu mes ir ją keliaujam sąmoningai ir augam kartu, augant mūsų motinystės, tėvystės patirtim, tai pamokos yra garantuotos. Ir jeigu mes tai žiūrim ne kaip į klaidas, kad suklydau, ne kažkur tai, ne kaip į išbandymus arba kančią mums skirtą, o tiesiog į pamokas, tai mes tada ir einam, tai kaip per pamokas ir jų pamokų bus ir vienu ir kitu atveju. Įsivaikinimo atveju atjautos reikia labai daug. Atjautos tau pačiai, jums kaip porai, ir vaikui, kuris atkeliavo jūsų šeimą. Įsivaikinimo atveju vaikutis yra sutrikusios raidos. Tuo metu, kai aš ketiname įsivaikinti, galvoju, kodėl tie visi vaikų namai yra vadinami sutrikusios raidos. Tuo metu nesuvokiu. Tai yra sutrikdyta vaikiuko raida, nes vaikiukas negalėjo būti su mama, kad ir kažkokį tai laiką. Reiškia, jau ar kažkurio metu buvo tame lauke, kur yra nenorimas, nelaukiamas, arba kažkokie įvykiai nutiko, kad neteko likti be mamos ar be tėčio. Tai reiškia, įvyko sunkus, sudėtingi įvykiai to žmogučio gyvenime. Ir dėl to tos atjautos ir meilės reikia be galo daug. Ir pradėjau aš sakyti nuo to, kad savo, vyrui, kaip porai jums, nes tai yra pagrindas ir tam vaikučiui. Tikrai buvo situacijų, kur aš galvodavau, atrodo, kaip tą meilę įduoti,
kaip įdėti tave, nes, kaip, nes kartais tiesiog tokių būdavo sudėtingų situacijų, kur duodi ir kur. Tačiau iš tikrųjų jautru man apie tai kalbėti. Labai myliu tavo, kad ir kad ir kiek sunkumų buvo. Aš labai džiaugiuosi, kad mes esame drauge. Labai. Ir savo, ir vyrui, ir tai sielai, kuri pasirinko ateiti. Tiesiog ateina, mūsų atveju atėjo mokytojas, kuris mus mokina tokių dalykų, kokių mes nebūtume niekaip išmokę. Kitaip. Ir tos kai kurios pamokos iš tiesų buvo be galo skaudžios. Mums, jam, aplinkai. Bet tai tokias didžiulės dovanas padovanojo, kad šitos ašaros iš tikrųjų yra didžiulės meilės tokios ir dovanos, kuri pasiekė mus. Tai net atjautos tikrai labai daug reikėjo ir reikia mums, kai savo vieni kitiems ir to vaiko situacijai, patirčiai, tai šito tikrai reikia labai. Kitas dalykas, atjauta, apie atjautą pasakiau, kai vaikai įsivaikinam, vaikutis ateina iš kitos šeimos. Irgi negalvot, kad aš įsivaikinu ir viskas, arba tai bus paslaptis. Tai tokiu atveju, jeigu tai bus paslaptis, tai bus didžiulė našta. Ir tau, ir šeimai, ir vaikui, ir dar daugiau visokių sunkumų iškils. Tai šitas labai svarbus irgi dalykas. Ir atjautos, neteisimo, priėmimo, kai sužinosi apie vaikelio kilmės šeimą. Tai šitas momentas irgi labai yra svarbus, nes tikrai prisimenu save jauną moterį, kai 20 keliarių metų buvau ir kai mes, gal net 19-20, ir kai mes su vyru svajodavom, mūsų atveju mes svajodom, kad 3 vaiką įsivaikinsim. Ir nes man tuo metu atrodė, kad gimdyti labai jau čia didelis sunkumas ir jau čia, žodžiu, čia toks tuometinis mano suvokimas toks buvo, kad tokiu tikslu, o paskui iš tiesų skiriam tą laiką, kai jau negalėjom susilaukti, mes nusprendėm, kad darom atvirkščiai ir kad kaip sakiau, praėjom tą, kad ne iš trūkumo mes keliautume į tą šitą, nes iš trūkumo būtų be galo sunku priimti. Tai vat grįžtant atgal į tuos 19-20 mano metus, kai aš galvojau, tai vat, arba kai tik sužinojau, tuo pačiu irgi kai sužinojau, kad negaliu susilaukti, iš tikrųjų buvo toks iškilo dalykas, kad yra moteris, kurios gimdo belenkiek vaikų ir jos palieka vaikus, jos ten neaugina jų, o aš visko tiek turiu, ne? Ir man, ir aš, žodžiu, galėčiau, bet negaliu ir susilaukti. Ir toks netgi pyktis ir normalių visokių tokių ir piktų, ir neteisybės tokių jausmų, ir jie visi turi teisę būti. Man čia rašo, kad lėtas ryšys, labai tikiuosi, kad jūs girdit mane ir matot. Tai kažkaip protarpiais. Tai va taip. Ir tikrai tokių jausmų jų būna ir jų gali būti. Ir va šita dalis yra labai svarbi, nes čia turim prieiti prie visiško priėmimo tos moters, per kurią gimė vaikelį. Tos poros, per kurią gimė, nepaisant visų aplinkybių, kokios tenai buvo ir kokios mes kaip nepritarėm tam ir elgesiu, ir tam gyvenimo būdui, ir stiliui, ir taip toliau. Tai va šitas dalykas yra svarbus ir jis negali likti
paslapty. Tai ir tiek nuo savęs slėpti, tiek nuo viens kito, kai su vyru apie tai kalbatės. Ir tam, kad harmonijai ir toj struktūroje gyventų, nes jau čia susijungia 2 šeimų struktūra. Tai pasiemi dar daugiau, tai yra dar daugiau išplėti įsivaikinimo atveju, tenka išplėsti savo atjautą, savo meilę, savo sąmoningumą į visą tai plačiau. Nes jeigu nesąmoningai, kurios eina, tai tikrai daug prieš tai istorijų girdėjau, kokios sudėtingos patirtis, kokie sudėtingi net iki atsisakymų ir gražinimų vaikelių, arba tu nuolatinio tokio, kai kažkokie sunkumai iškyla šeimom, kad va, dėl to, kad jis iš vatos ten tokios šeimos, va, tokių, tai va, viską tą reikia, tiesiog priimti, nes to nepriėmus, negali paneigti, kad to nebuvo, ar apsimesti, kad to nebuvo. Tai tokio atveju vyksta tiesiog 2 šeimų, tai yra iš kitos šeimos ateina vaikutis į jūsų šeimą. Tai jūsų šeimos pagrindas, mūsų šeimos pagrindas turi stiprus būti tam, kad galėtum tą erdvę būti ir augti. Augti kaip moteris tu pati, tu kaip mama, tu kaip žmona ryšyje su savo vyru mylinčiame ir su savo vaikais. Kokiu būdu jie atkeliautų į tavo šeimą. Tai šiandien tokie mano pasidalinimai ir iš tiesų pagrindas sveikam ryšiui su vaikais. Vaikų apskritai atėjimų į šeimą yra pagrindas ryšys tavo pačios su tavimi, kaip tu jautiesi su savimi, ar tu esi laiminga, ar tu jautiesi išsipildžiusi, ar jauti malonumą, gyvenimą ar gyvybę tekančią per tave. Net jeigu turi kažkokią diagnozę, kad negali susilaukti ir bandyk, bet va tai ateiti. Ar jauti meilę savo vyrui, ar tau gera su juo būti, ar jautiesi palaikoma ir saugi. Va šitas kuria pagrindą. Tai ir tada ateina, kai tai tame jautiesi, tu nejauti trūkumų, jautiesi gausoje ir tada visai kita vieta, kai pradedi kviesti vaikus. Ir meilė tiesiog yra. Jeigu jos neapribojam, įvairiais įsitikinimais, savo sudėtingom praeities situacijom, ribojančiais įsitikinimais ar savo giminės įvairiom istorijom. Tai va, taip pat užsiminiau giminės istoriją, taip pat svarbu pasižiūrėti, o kas tavo šeimoje vyksta, kodėl atėjai iki tokios situacijos, kad svarstai, kad viską, tai irgi gali rasti atsikartojančių situacijų, kur reikia tiesiog ir giminės programas peržiūrėti, išvalyti, kad ta meilė tiesiog esant, jinai laisvai tekėtų per tave. Ir tada trečias dalykas tai yra atjauta. Ir priimti, kad pamokos tikrai tampant mama yra garantuotos. Ir priimti jas kaip pamokas, kurias kai išmokstam, jos nebesikartoja. Kai mes tik neišmokstam ir jos baigėsi. Jeigu mes jos kartojas, reiškia neišmokom. Tai va šitos 3 svarbiausius dalykus norėjau šiandien pasidalinti. Tokia labai jautria tema, tikiu ir tau, ir man. Sančiau daug meilės, daug apkabinimų, daug palaiminimų. Ir jeigu jauti, kad nori vedimo, kad šalia tavęs pabūtų, padėti tau pereiti per tavo iššūkius, tavo moteriškumu, ar tavo santykius su vyru, ar vaikelio klausimais, parašyk man žinutę, susisieki ir pasidalinsiu, kokios dabar yra galimybės dirbti drauge, jeigu derame abi drauge. Geriausi linkėjimai.